Tai taip atrodo supakuotas dviratukas, aplinkui sudėti visi daiktai, kurių man reikės kelionėje, dalį aš paliksiu viešbutį, bet iš esmės viską su savim vežiosiu. Taigi dedu dar šitą tašę, reikia nepamiršti, čia svarbiausia. Ir galima viską supakuoti, uždaryti, pasimti dar svorius, kad būtų daugiau. Ir lekiam, hebra, viskas, op. Tai ką, mėlėjai, naudodamas tarnybinę padėtimi kovo 21 penktadienį Vilniuje išvečiau tarnybinį transportą, kad mane ir Evaldą nutransportuotų į oro uostą su šita taše, nes niekad kitaip netelpa, reikia taksus duim, tai geriau pasimti tarnybinį limuziną, į kurį dabar viską sukrausim ir čiuožiam į oro uostą ir skrendam į Portugaliją. Taram. Nepamirškit, kur pirkti reklamą, draugai. Reformus, skambinam čia ir viską, kas brangiai pas mane perkam. Evaldai, sukrauk lagaminus. Jau darau, jau. Kaip gyveni? Nu ką, pradedam savo tripuką. Ir išgerkim už tai, kad dviračiai atvažiuotų sveiki. Kad jie atvažiuotų. Atskridom, lagaminai lyg iš išvaizdos nesužaloti, viskas su jais lyg neblogai. Evaldas, Valdemaras. Ir dabar ieškom metro, važiuojam visai netoli iki viešbučio. Ir pagrindinė misija susirinkti šiandien dviračius, patikrinti ar viskas gerai, ar viduje nesulinko ratai, stabdžio diską ir panašiai, tam, kad rytoj jau ramiai išvažiuoja. Taigi varom į viešbutį ir žiūrim, ar viskas čiki-piki. Dasigavom iki viešbučio, mūsų apačia va tokia. Mechanikas Evaldas surenka dabar mano dviratį. Vieną jau savo susirinko, aš patikrinau, kokybė gera, tai dabar gali surinkti šitą. O aš mutkis atrado taip, viskas supakuota, ratai papačia. Pažiūrim, ar gerai čia prisipūtė, viskas normaliai. Nu ką, pradedam. Babam, dviratukas surinktas. Dedam čia. Ir einam pažiūrėti, kaip surinkimo kambarys, daiktai visi, reiks dar atsirūšiuoti, kažką paliksim čimodanę, bet kažkas keliaus su mumis. Valdemaras, reportažas viskas gerai? Reportažas, jau vairas aprašom vietoj. Vairas prašom, aero, viskas gerai, be laidų, fancy, super tarpinės uždėtos. Kaip čia Valdai iškvietė pačiai sudėtingiausiai užduočiai, tai yra prisukti šitą tašytę. Nu, bliam, čia žinok, inžinieriaus darbą reikalinga, pasirodo, čia reikia. Šitas prisukimas čia yra pats sunkiausias reikalas. Tai ką, daiktai viskas rėdi, ačiū Dievui, ratai sukasi, nieks nesulamdyta, viskas šiki-piki. Mes pasiemam daiktus, keliaujame viešbutį, aprodysim jums kambariuką. Tai ką, vyrai, kiek valandų pasakykit dabar mums visiems, kad žinotų, pilvo reikia temti, visi žiūrės video šitą. Kiek valandų? 19:13 vietinis. 19:13, tai va, tik varom į kambarį, dviračiai surinkti. Praktiškai be nesklandumų. Praktiškai be nesklandumų, apie kurias galimai rytoj jums papasakosim. O dabar ieškom savo kambariuko. 6:12. Kišt šviesą. Nu ką, štai mūsų kambarys. Taram. Čia viską iškart lyvinam. Gerai, tavo vaikišką. Aš mažiausias. Aš kairiai, Valdemaras dešiniai. Man pasisekė, aš Pažiūrim vaizdas per langą. Žiūrėk, yra troškulį numalšinti rytoj, jeigu reikės. O šiandien... O, biurų pastatas. Nu ką, iš tikrųjų daug nelaukia, nusprendėm pasistiprinti. Italų restoranėlis 00, geri atsiliepimai Google'ai. Visai netoli mūsų viešbučio. Tai filmuoju dėl jūsų kainas. Margarita beveik 15 eurasikų, Diavola 19. Nu tai nėra labai pigiai. Kiek alaus, vyručiai? 4. 4 eurai. Tai va. Ant alaus ir gyvensim. Nu ką, picos
nemažos, bet kaip už 20 eurų galėtų būti ir didesnis. Žodžiu, va, beveik pasiruošęs. Tai lemenė, maikė, rankiukai, kojukai, šortai, tas Vorkso nauji batukai ir dar lietaus striukė ant viršaus ir ką, rėdė, bandysim. Dėmesio, pirmas išvažiavimas. Mes jau čia, bišį čia reikia nulipti. Šalta kol kas. Hebra jau lietaus striukė susidėjo. Aš dar nespėjau. Labą dieną visiems, jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą ir sveiki atvykę į Lisaboną, Portugaliją. Šiandien mūsų laukia 150 km trasos, iš kurių 50% žvyrkelių, 2 keltai ir turim pasiekti miestelį Sines. Viskas čia labai buvo lietinga. Šių metų kovo mėnesis jiems sakė žiauriai daug lietaus, taigi matom visur balos. Netgi šiandien prognozavo, kad daug lys, bet kol kas nelyja. Ir tikėkime, kad labai nelys. Yra 11 laipsnių šilumos, šils tik iki 14, taigi panašiai kaip Lietuvoje. Na ką, mes judam, tikėkime be nesklandumų, pasieksim išsvajotą į miestelį. 105 kg nėra labai daug, bet nėra labai ir mažai. Taigi viskas, ką turiu, yra ant manęs, už manęs, daugiau nieko nėra. Taigi su šiais daiktais gyvensim 9 dienas, kiekvieną dieną skirtingose viešbučiuose. Kiekvieną dieną pasidalinsiu, kur važiuojam, kokią trasą, taip toliau ir panašiai. Taigi bus vaizdingų vietų, niekur neskubam, važiuosim ramiai, nelenktinės, mėgausimės. Tava, jūs pasimėgaukit vaizdeliu. Pirmas reportažas po 5 km, praktiškai kiaurai išlapi. Lietaus striukės ištrauktos, sustojom prie Lidlo. Pila normaliai, juodas debesys tenais. Nu ką, liko nedaug, vyrai, kiek čia? Biškutį tikrais, jo. 105. Pirmas. Čia gerai šitas daiktas. Grotanėlių kiek turėsim? Kiekvienam po 2. Gerai, grotanėliai. Šitą tašę kol kas man. Ačiū Martynai, ačiū tau už paskolinimą, dabar aš pats ją nusipirksiu tikrai. Iš Tarkos, Tarka. Taip, biški vėl saulė iš lietaus, čia yra pagrindinė jų aikštė, nežinau kaip vadinas, bet vėliau užgooglinsiu. Na, visai gražu, miestukas. O mes minam, ieškom per tą tiltą, kur toli matos, negalima važiuoti su dviračiais. Ir nežinau, pešiom negalima eiti. Ir reikia čia rasti keltą dabar. Su keltu mes kelsimės į kitą pusę. We actually from Lithuania, not from Portugal. No, not yet. Tavęs paklausė, kaip dviratis? Manęs nepaklausė. Aš dabar jaučiuosi labai dviratį turintis. Ką panašu, varom į keltą. Kelsimės į vieną galą. Ten lietus. Bet prie lietaus mes jau čia baigiam įprasti. O čia visi fotkina, matas, čia visiems kažkoks įvykis keltis to keltas. O keltas modernus, matas. Praktiškai išvažiuojam iš Lisabonos, persikeliam į Almeidą, atrodo taip vadinasi. Nu ir čia kažkur prasidės mūsų dar žvyrkeliai, bet aišku dar vienas keltas laukia ir po to ta ilgoji dalis. Tai ką, kol kas 22 km, gan prastas kelias, nes asfaltas daug mašinų, tai lyja, tai saulė. Dabar panašu vėl pateksim į lietų. Gerai, nors tas, kad vėjas į nugarą, tai gan gerą greitį pavyksta laikyti. Tai ką, sveiki, žiūrėk, koks medis virš manęs. Įveikiam 30 km, išlindam galų gale iš miestelio ir atsiveria visai gražus vaizdai. Toks įspūdis kaip kokiai Nidoj. Va, jau gražiau. Dar iki šiol laukiam žvyrkelių, kurie kažkada bus. Na, kelias jau neblogas. Va, gražus medukas, toks nestandartinis.
Taisyklė numeris 1 keliauja. Vienas stoja myšt, visi myža. Nors ir nenori, nenori. Taip? Ir nori, ir nenori. Ruoškis Valdemarai mediniam bairiukui. Kodėl, pavyzdžiui, visada filmuoti reikia, kai oras geras. Sakai, šūdinas, nieks nefilmuoja. Nes negaliu ištraukti kameros, nes striukė užsisegė ir viskas. Paskui visą laiką tau socialinė medija aš sako, kad viskas labai gyvenimas geras yra oras geras. buvo. Iš tikrųjų, šūdas šiandien kelionė. Ruoškis medinė. Pirmas sustojimas kavos. Tokia vietinė kavinukė, aišku, kokiam mieste. O tokiam 36 kg įveikti. Gracias. Čia mūsų amerikanas? Jo. Taip, tai 3 kavos, 2 espresas, 2 amerikanas ir 3 spurganas. Kainavas? 3 cinamono. Kiek kainavas? 8,3. 8,3 už viską. Tararam, tadam. Ir dabar oficialiai pranešam, kad galų gale šitoj mūsų kelioniai, pirmą dieną keliaujant iš Lisabonos į Sinės miestelį, 40 km prasidėjo gravelis. Atrodo gan lietuviškas. Kažką norėjau dadėti? Norėjau dadėti, kad pravažiavus niekingus 41,14 km. Prasideda žmoniumbusikas. Netgi pažymėta, gravelis 11. Ką, prasideda mūsų gravelio kelias. Iššūkis. Evaldai, tu atsargiau kitą kartą vairuok, visą medį išlaužiai. Nenaudė. Nu ką, pirmi iššūkiai pas mus. Nežinau. Mes čia su š raidė labai dažnai šnekam, nes visi portugalai iš š raidė labai mėgsta. Negerai. Negerai? Nėra kelio? Taip. A, Jėzau, pragenėk. Kirvio nepaėmei? O per šitą pusę, ne? Išlyšim šaką. Jo. Gerai. O, dar biškį. Tai tikiuosi ne elektrinis piemenukas. Nesikeik. Na, good. Very good. Kaip ten apačioj oras? Gerai, bandom. Nu ką, tau duod dviratį tipo? Action camera, jungi. Jungi. Valdemarai, lipčiai, virčiai. Ką sakai? Pala, tai paduosim jam tą dviratį. Tai palauk, trečias tegul lūpia. A, gerai. Ok. Davai, duok dviratį. Gerai. Filmuoja, ne? Nieko nedarau. Ateik čia, filmuoji, aišku. Tu tiek daug stengiasi, kaip nefilmuojant. Paskui daug nebus. Vos net paleidė. Tai varau aš kaip mažiausias. Aišku, galėjom perlipti per tvorą. Galėjau. Ai, ten spigliuoti. Būtų blogiau. Ir dar gal o, kaip slidų, žinok, su tais S-Worksai. Gerai būt nesusiplėšėt apskritai. Aprangos. Absoliučiai lavonas. Traukimą daryk. Eik tu savo. Davai. Tai laikysiu. Labai. Gal kas nekrenta dar. Nekris, aš dar laikau. Viskas gerai? Viskas laikau. Sergiai saugo, kaip galinis permėgtis. Ausų blogai. Imk už vieną. Laikau. Paėmei? Paėmiau. Sargiai. Davai. Eik tu savo kaip slidu, visiškai. Absoliučiai. Aš nežinau kaip šiandien. Tu čia lipai apačion? Jo, žemyn dabar. Tu gali paėmėšiu kažkaip eiti? Nežinau. Opa. O. Rėdi. Nu ką, tikri graveliai Portugalijos per lietų. Šiaip žvirkelis kol kas, oi, gan lietuviškas. O, čia sminga. Čia kairiau, man atrodo, ne?
Sminga visiškai. Oho. O Jėzau, plytas kokias. Prapjaučia padangą. Labai paprasta. Važiuoju taip. Normaliai. Nu, būta lietaus, kalbam su chebryte. Ten bulius ganasi. Šiaip tais kažkokia audra net praėjus medžiai išlaužyti. Žodžiu, va taip, bet vaizdai tai nenormaliai geri, čia jau neplentas kosmosas. Bet va tokių dalykų, čia nei vienos mašinos nieks tavęs neištrauks, jeigu kas atsitiks, nes medžio ant kelio bėlė kiek. Bandom važiuoti. Gal MTB kas turit paskolinti? O. Čia labai gerai viskas, jo. Nu, čia puiku, chebra. Nežinau, bus gal ir ilga serija, bet šiandien negaliu tiesiog nefilmuoti. Nežinau, kada mes įveiksim viską, bet pažiūrėkit, koks keliukas. Tai palauk, tai čia tipo tiesiai čia? Nu kas pirmas? Čia jaučiu paskesim visiškai. Nu reik bandyti važiuoti, nu ką? Klausyk, gal pažiūrim alternatyvą, ne? Ai, svorksai. Paskendo. Pats vos nepaskendau. Ką darom, vyrai? Čia nėra kur. Jofana. Va, žiūrėk, dūmis plaukia. Tai gal čia ežeras, blemba? Aš sakiau, ten dar giliau galėjo būti. Va, aš sėdint 600 vatų, 500, tiek vis laik pirmą dieną išsidirbinėja, daužo. Vandeninas dešiniai pusiai. Vandeninas dešiniai pusiai. Ir jūra Evaldovai. Vytelio bate. Jo, pilni batai vandens. O, wow, nerealiai. Hebra, nerealiai. O ten tai vaizdelis. Va. Tokia vieta. Negalima nesustoti, nepadaryti reportažą. Pasižiūrėkit. Namai, vilos, va, vandeninas. Į tą vietą kelsimės keltu. Važiuosim per tą salą turbūt. Ar ne salą? Nežinau kas. Žodžiu, nuostabiai. Linkėjimai. Taip. Persikeliam keltu, pasižiūrėkit koks paplūdimėlis. Ir tai vienas žmogaus. Dabar tikslas mums susirasti kavinę, nes jau yra mūsų laikų 14 valanda. Pietų dar nebuvo, dabar praleisim. Sunku. Važiuojam 40-43 greičiu. Dabar absoliučiai pavėjų iš toj dykiniai. Žiauriai gerai eina. Bet dabar KM1. Nu va, turim kokį kabučioką. Stafas fainas. Давай. Chicken breast with the beer sauce. Okay. Nemažai, sakyčiau. A kur salotas? Čia matyt reikėjo atskirai kažkaip užsikrėti. Tai ką, pavalgėm bičiuliai labai skaniai. Iš tikrųjų, gan nepigiai kainavo ta vištiena. Su bulvytėm 25 eurus.
ką nevalgiau. Žodžiu, dabar liko mums nedaug šiam kilų iki Synės miestelio. Bet, aišku, gravelį tuo lysim. Gravelį dabar asfaltas kol kas. Ir faktas, ten greitis nebus labai didelis. Galimai, nieks nežino, kokie ten keliai bus. Taigi, bet ir sutemos jau greit bus. Tai turim 3 valandas davažiuoti kito miestelį. Pasitengsim tą ir padaryti. Portugalijai važinėdami atradome vieną mokslinę, kaip čia, iš naujo. Rubrikėlė, mokslinė, Jo. fantastinė teorija. Portugalijai važinėdami atradom vieną mokslinę rubrikėlę, kurią praves jums Evaldas apie čia atrastą medžių rūšį. Štai matot, nuimta žievė. Dabar jūs spauskit savo galvoje, kuri galvojat, kodėl nuimta. Dėl to, kad bėgtų kokia nors sakai, sultis. Ar Evaldas pasakys jums dabar teisingą atsakymą? Arba nepasakys Evaldas teisingų atsakymų. Evaldas pas mus viską žino. Sakyk. Svarbu išlaikyti momentą. Nu kamščiams. Kamščiams. Elektros kamščiams, kad neišmuštų. Butelių kamšteliams naudojame šitą žievė. Tadam, 15 kilometriukų. Atvykome į miestelį savo. Ir, ieškam viešbučio. Čia viskas taip atrodo kažkaip labai negyva. Nors mašinų yra, žmonių nelabai, gal dar sezono nėra. Ar čia ir nebūna. Bet turėtų būti toks biškį kurortinis miestelis. Radom Sineramą. Nu va, gražus viešbutis, klausyk. Ole. Korta. Žiūrėk, tai ką vaikyti, tai čia. Aš šį kartą ant sofos Man tinka. Gerai. Na, taigi, atvažiavom į miestelį, štai matom kokios gatvelės. Štai kitos gatvelės, ieškom kažko pavalgyti. Evaldas tikrina sistemas internetinės. Ar radote kažką tais? Jep. Gerai, einam toliau. Ui, žiūrime, kas čia dabar sėdi, vietiniai kažkiek tai. Kelkitės, kas čia, labas rytas. Ką, draugai, mano vardas Vytaris ir jūs žiūrėt pirmą seriją iš Portugalijos Gravel ratuko. Taigi likite prisijungę, mes šitam nuostabiam mieste einam pavalgyti, matyti šitą nuostabų kabaką kavinę picos. Polo Įvertinta pica. 4,7 Google'e, sakė, čirika tik tai kainuoja. Taigi, kadangi daug pinigų mums jau ir nebeliko, tik pirmą dieną mums praėjo, taigi spauskite like and share ir laukite antros serijos. Čia.